Sveiki visi, su jumis Fresh and Day Smoke. Tai kaip jau žadėjau, išeina antras mano video. Iškart mes apžiūrėjome Elafa stiką, šiuo metu apžiūrėsime Subtank Nano. Tai ką, prieikime prie pat peržiūros, apžiūrą štai šitą kaitiklio, unboxinam jį ir pažiūrim, kas viduje ir ką jis sugeba. Gerai, tai tam šitą dėžutę, kas čia iš viso yra. Štai čia yra ID kodas, Kenger Tech gamintojas, Made in China, nuo 18 metų. Čia nieko įdomaus, čia irgi, o čia pat logotipas ir pavadinimas. Gerai, atsidaro štai taip iš karto iš šono, po to daromas iš šono ir štai guli pats mūsų grožis. Tai tada kol kas įdėkime į irgi šoną ir pažiūrėkime, kas yra viduj pakuotės. Gerai, štai taip gan sunkiai atsidaro pakuotė. Dėl to čia reikia plėšyti. Va štai taip. Gerai, ką mes matome komplekte. Viskas iškrito, bet tiek to. Gerai, iš karto matome japonišką vatą. Apie biškai papasakosiu vėliau. Gerai, padedam ją į šoną. Taip pat yra tarpinės raudonos. Kaip girdėjau, kai kurie gauna ir juodas. Jį gan neblogai atrodo. Viena koila ant RBA kaitiklio ir atsuktuvą. Taip pat yra papildomas stiklas. Štai čia maža ką jūsų suduštų. Turime irgi 1,5 ohmo galvutę. 1,2 ohmo galvutę, kuri geriausiai pageidautinai galima garinti su nuo 12 iki 25 vatų. Štai taip. Matome spiralę ir vatą įdėtą. Ir pagrindinis mūsų lobis šitam kaitikliui tai yra RBA. Kas tai iš viso yra RBA? Čia vadinama galima perrinkt savo kaitiklį. RBA tai reiškia Rebuildable Bottom Coil. Štai taip. Galim atsukti iš viršaus. Aš jau čia bandžiau kai ką padaryti. Sakyčiau, man pavyko, dūmų išties padaugėjo. Štai vieną atsukam, padedam štai čia. Tai štai taip dar atsisuka. Matysime patį koilą. Štai padariau čia twisted koilą. Štai taip. Čia prisukame kiekvieno koilo galą. Štai vienas varžtas, štai kitas. Įdame vatos, po to uždarome štai šituo. Ir įsukame į pat Subtanko bazę. Subtankai yra 3 rūšių mini, nano ir didžiausias 6 ml. Šiandien, kaip jau matote, yra mini. Nano neturi štai tokio dalyko kaip RBA, o didelis irgi taip pat turi. Tai va. Dabar prieikime prie pat mūsų grožio, prie Subtanko. Subtankas čia yra kai kas tobulo. Šiaip yra iš tiesų 3 rūšis kaitiklių. Vienas yra toks kaip Subtankas, kitas yra toks kaip Protankas arba Aerotankas arba tie visi kiti arba Nautilusai. Yra dar RDA. Tai manau, šitas yra vienas tobuliausių, kadangi iš jo išeina ir tikrai labai daug garų ir tikrai galite rūkyti ilgai, nes kaip matote, yra skysčio bakas. Čia vadinama RTA, Rebuildable Tank Atomizer. Tai reiškia, galime pripilti skysčio ir ilgai jį rūkyti. Šiuo metu turiu 4,5 ml. Šiuo metu įsakau 0,5 ohmo galvutę. Taip pat jis turi reguliuojamą oro padavimą. Štai yra didžiausias. Štai jo nėra. Mažiausias ir vidutinis. Atsisuka jis štai tokiu būdu turim apversti aukštyn kojom ir pasukti bazę. Atsisuka mūsų galvutė. Štai čia pripildoma skystis iš šono. Vietoj šitą galima pakeisti arba į kitą tokią pat galvutę, tik 1,2 ohmo, arba į kurią jau minėjau RBA kaitiklį. Kaitiklis iš tiesų ryja nemažai. Siūlyčiau visiems, aišku, bet tai neaišku. Tai aišku, nebūtina naudoti 3 mg skystį, kadangi 0 čia kažkaip per mažai, nieko nesijaučia, bet jau 7-6 jau žinau, kad biškai per stipriai. Tad geriausia būtų maišyti.
3, 2, 4 maksimum, kaip asmeniškai man, aišku, gal kai kurie mėgsta labai stiprų, bet siūlyčiau tai. Štai šitą galvutę palaiko nuo 15 iki 30 vatų. Mano kaitiklis, ne kaitiklis, o mano baterija, kaip man turi netgi 50, tai aš statau 23, 24 ir pilnai užtenka ir jaučiasi tikrai malonus garas. Štai taip jis užsisuka. Atrodo iš tiesų ant moto gražiai. Štai taip įsukamas. Ir kaip matė, labai gražus komplektas. Štai niekur, matė, neiššokinėja iš šonų, viskas tobulai matosi. Taip pat modas iš karto parodo, kiek pas mane yra ohmų. 106, 3,8 voltai, kas lygu 24,7 vatai. Ir tai labai daug. Žiūrėkit, kaip pavyzdžiui jis dabar garsiai užsikūrens. Tai reiškia geras ženklas. Tai kažkas tokio. Tai kad visiems dėkui už peržiūrą. Kaip mat, šiandien apžiūrėjome štai šitą grožį Sutank Mini. Štai jis čia. Laukite video. Tikiuosi, jeigu bus daugiau, kad didelės pertraukos. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote, laikinit, komentuokit, subscribinkit. Tai man labai padės. Ir viso gero.